debiutas, pralaimėjimas irgi nėra gerai. Komanda nauja, sunku su visais susipažinti kartu. Kaip sakant, dar patys gal visi nesusižaidė ir taip nutinka sezono pradžiai, gal nejaučiam žaidimo ritmo dar. Bet manau, tobulėsim su kiekvienom rungtynėm. Rungtynių pradžia nelabai susiklostė, varžovai pabėgo, paskui tavo tritaškių dėka pavyko grįžti į tas rungtynes, tai kas nepavyko rungtynių pradžioj? Gal, sakyčiau, neužatakavom to, ką buvom akcentavę atakuoti, nežaidėm per tą, ką reikia. O gynyboje susimetė jie sunkius metimus, pajauti grajų ir galiausiai visas varžybas jie taip ir tęsė. Paskui po tos sunkios atkarpėlės pavyko rezultatą išlyginti, tokios apylygės rungtynės gavosi, tačiau varžovai visgi rungtynių pabaigoje perlaužė tas rungtynės, kaip manai, ko pritrūko rungtynių pabaigoje? Šiaip nežinau, bet kai nesportavau su šitą komandą, bet gal sunkus buvo pasirašymas, gal dėl to pavargę, neatsigavėm dar visi. Gal tas lėmė tą mūsų pralaimėjimo didelį gale. Kalbant apie tavo prisijungimą prie komandos, tai kada jau su ją pradėjai sportuoti, kiek treniruočių turėjai? 2 treniruotės iki šiandien. Ir šiandienį rungtynės? Jo, šiandien rungtynės. Ir dabar kitos rungtynės, o prieš sezoną, ar teko sportuoti kažkur kitam, nežinau, klube, aplinkoje, kažkur kitur? Jo, teko 2 klubuose dar sportuoti ir dar su individualiai su treneriais dirbau. Tai vis tiek tas ir sunkiau iš karto prisijungti, ten tose klubose kitos vidaus taisyklės, viskas. Tai taip mėtas galva biški ten. Tai kodėl būtent prie Sūduvos Mantingos nusprendai prisijungti? Arti namų. Ir dabar Palangos Olimpas, kitas varžovas, tavo buvusi komanda praėjusiame sezone. Ar kažkokios išskirtinės rungtynės tavo asmeniškai? Manau taip, ir dar plius Marijampolė yra pralaimėjus praeitą sezoną dėl 3 vietos rungtynės. Reikia atsirevanšuoti.